Šiandien stebėsime RKL B diviziono A grupės mačą. Susitinka Ukmergės Olimpas komanda, kuri dar nėra patyrusi nei vieno pralaimėjimo šį sezoną. Ukmergiškiai namuose priima svečius iš Ežerų krašto Ignalinos komanda. Bružauskas veržėsi į kraštą, perdavimas, metimas iš vidutinio nuotolio ir pirmieji rungtynių taškai. Labai greitos atakos surengti nepavyko, tačiau tokį žymiai geresnį krepšinį. Gytis Sušinskas įsibėgėja, puikus jo perdavimas ir čia ignaliniečių pirmieji taškai. Įmestas kamuolys Pauliui Joneliūnui ir jo, puskablis. Prie jo liko tik Gytis Sušinskas, tada aišku gynyba dvigubinama. Šį kartą bloko negavo, bet metimas netaiklus. Skaitomi 2 taškai. Neišdegė ši kombinacija, 3-taškis metimas yra taiklus. O dabar jau turėjo laiko prisitaikyti, bet ir tai nepagelbėjo. Ryla, puikus perdavimas Pauliui Joneliūnui ir jo labai lengvi taškai. Marius Valkauskas. Dabar prašo užtvaros, dar vienas 3-taškis ir galiausiai pavyksta pataikyti. Ukmergės Olimpo gretose ryškiausiai spindi Martyno Plučiaus žvaigždė, jis yra pelnęs 10 taškų. Tai ko buvo galima tikėtis anksčiau ir vėliau, tikėsis veikiausiai jog Olimpas ir toliau zoninė gynyba. Leidžianti Olimpui mesti iš toli ir metas su sirena bei pataiko. Ypatinga priežiūra prie 3-taškio linijos be abejo jam. Grįžo prie asmeninės gynybos Ignalina, bet ir tai negelbsti. Ir vėl prarastas kamuolys, Martynas Plučius, lengvi taškai. Martynas Plučius visiškai laisvas, na, kiaura zoninė gynyba. Na ir šį kartą jau asmeninė gynyba. Irgi skylių nesunkiai, joje suranda aikštės šeimininkai. Bružauskas, kairė ranka, irgi puikios rungtynės žaidžiantis, per mačą pelno regioninėje krepšinio lygoje. Šis gynėjas, Paulių Bružauską, dabar pakeitė Marius Malinauskas. Ir koks puikus perdavimas, 2 taškai iš po krepšio. Ryla. Taiklus metimas. Kulda po krepšiu, geras savalaikis perdavimas ir viena retesnių greitų Ignalinos atakų. Gytis Sušinskas meistriškai iškišo kamuolį pro tarpą tarp 2 varžovų. Ryla naudojasi Joneliūno užtvarą ir veržėsi iki galo bei pelno taškus. Paulius Joneliūnas ir Ignas Ryla vidurio puolėjo pozicijoje atsidūrė dabar. Gražus dėjimas iš viršaus ir taškai yra įskaitomi. Ir negalima taip prašokti pro savo žmogų, čia suklysta gynyboje. Puikiai valdo kamuolį Ignas Ryla, dar geriau mato aikštę ir pirmieji Kolesnikovo taškai šiuose rungtynėse. Dar vienas bandymas iš toli ir šį kartą kamuolys skrodžia tinklelį. Nesusiklostė, vos vienas pelnytas taškas, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, bet Žygimantas Kulda, 3 taškai. Žygimantas Čiurinskas nubaudė po krepšiu Andrių Urbanavičių. O čia gerai kamuoliu dalinasi Ukmergės Olimpo žaidėjai. Slysteli bandydamas atsidengti Ignalinos komandos gynėjas, derinys nesigavo, bet galiausiai taškai yra pelnomi. Atrodo, kad dar ruošiasi pulti, taip. Prisitaiko ir niekieno netrukdomas dar meta taikliai Paulius Bružauskas. Ovacijomis įvertina gerbėjai tokį įžaidėjo šūvį. 93-57 galutinis rezultatas. Ukmergės Olimpas įsirašo 5-ąją pergalę į savo sąskaitą Natural Pharmaceuticals regioninės krepšinio lygos B divizione.